Sveiki, mano vardas Matas, sportuoju Olimpo pradžios baseine, mėgstu plaukt bei šiaip sportuot. Aš esu Gabrielius ir man 10 metų. Manęs sportuot paskatino, nes gauni daug jėgos ir gali plaukti. Sportuoti pradėjau, nes man labai patinka plaukimas, vien dėl to ir nugarai sveika, ir gydytojai rekomendavo. Plaukimas viskas įsijungia, ir kojos, ir rankos, ir galva, viskas apšyla visas kūnas. Ne vien, pavyzdžiui, bėgimas, tai tu tik bėgi ir viskas, o šiaip čia viskas įsijungia, tai man tas labiausiai patinka. Man plaukimas patinka, nes tau gali padėti, pavyzdžiui, tu ten kažkur tai plauki jūrėse ir tu nemoki plaukti. Man labiausiai patinka sportuojant, draugų šiaip irgi susiradau, naujų pažinčių, visokios išvykos ten į varžybas kaip pavyzdys, tai faina tiesiog. Ar aš įsivaizduoju savo laiką be sporto? Kaip ir ne, nes vis tiek sportas yra gerai tuom, kad tu judi, nes tu prie kompo mes mokykloje sėdim, ten tokie sulinkę visi kaip klaustukai, tai nieko gero. O tu kai susitinki, sportuoji, tu ir su draugais pakalbi ir šiaip aš beje dar irgi už tą idėją, kad mokyklose atimt telefonus, tai nes, visi sunykę kaip klaustukai tokie, žiūrim, žinai. Tai patinka sportuot, faina, visiems rekomenduoju. Aš savo dienos be plaukimo nesivaizduoju iš vis, nes aš pradėjau plaukti nuo 3 ar 9 mėnesių. Kai būna treniruotė, tai tiesiog plaukiam, treneris duoda pratimus, pavyzdžiui, 200 metrų apšilimas ar 400 metrų apšilimas, tada duoda su lastais paplaukti, irgi arenos lastai, tai rankom duoda paplaukti. O be, pavyzdžiui, kai nebūna treniruotės, tai ką būna dažniausiai, atsisėdi, scrollini TikToką ir tiek. Tai ilsiesi arba darai namų darbus. Aš per treniruotės plaukiu krauliu ir nugarą. Dar delfinų ir braso. Man plaukimo stilius patinka krauliu. Aš esu greitas plaukiklis. Nuo 2023 metų aš pradėjau dalyvauti varžybose. Ar dar kažko užsiemu apart plaukimo? Šiaip taip, nes man labiau patinka su statybom, bet man patinka santechnika, tai dabar irgi einu į Vilniaus statybininkų rengimo centras, ten modulinė profesija, apdaila, tai ten su plytelėm klijuoju, tai faina. Jeigu norite pradėti sportuoti, tai tikrai skatinu pradėti sportuoti. Kodėl? Jūs nejudat. Šiuolaikinis jaunimas tikrai nejuda. Tai čia aišku dabar kaip dėdukas toks kalbūt, ar tėvas toksai, jūs nejudat, jūs nieko nedarot. Bet tokia yra tiesa, nes ką jūs ten prie kompo, kokį Counter-Strike'ą, ten dar kažkokį, ar Fortnite'ą pažaist. Bet tai nieko gero, žinai. Gerai su draugais susiskambini, bet tai ir taip per online tu ten viską darai. O taip tai daug fainiau prasibėgti ar prasiplaukti, gali ežere prasiplaukti dar. Pavyzdžiui, aš maudausi Eketėse, tai irgi tas yra gerai sveikuoliai.lt, tai rekomenduoju. Bent kažką pradėti judėti pirmin. Aš palinkėčiau, kad eik į baseiną, nes jeigu tu nori gauti pirmą vietą, tai tau reikia kažkokiu sportu eiti.